Sveiki, su jumis Brilliant, pokerio blogas bookprofesionalas.com ir video reportažas iš Kauno. Ir aš galvoju, keliauju kažkur po Europą, Ameriką ir kodėl nepadarius reportažo iš mūsų miestų. Ir aš pirmą kartą esu Kaune kaip pokerio žaidėjas, reiškia pirmą kartą žaidžiu Olimpike. Ir labai smagu buvo, kad aš atvažiavau į pirmą turnyrą knokautą ir jisai man pasibaigė iš karto pirma vieta ir taure. Tiesa, dinamika buvo labai įdomi, nes buvau labai netekęs daug žetonų, po to atsigavau nemažai, laimėjau flipų. Tai apskritai noriu parodyti, kaip gyvenu, ką čia veikiu, papasakoti apie turnyrus, žodžiu, kaip visada. Tai išsinuomavau tokią studiją vidury miesto. Čia matosi yra Laisvės alėja. Leidžiasi saulė. Matot, yra ganėtinai dar šalta, visi su paltais striukiam. Ir, žodžiu, šitą studiją aš moku 30 eurų už naktį. Ir bent jau man grįžus po Amerikos, tai yra, nu aš nežinau, man atrodo, belekai pigiai. Tarsi aš gyvenu centriniai gatviai. Vienas, daug erdvės, šalia kazino, šalia visos kavinės. Viskas yra šalia, iki kazino aš einu, nežinau, 1,5 minutės, nedaugiau. Yra visa įranga, vėlgi, ko reikia, aišku, viskas taip labai minimalistiškai. Va, yra turbūt druskos, bet turbūt nėra pipiro. Nežinau, žodžiu. Žodžiu, yra viskas, ko reikia ir esu labai patenkintas, yra, man atrodo, labai cool. Aišku, kai grįžti iš Baltarusijos, tada kainos kitokios, bet kai grįžti iš Amerikos, tai tie 30 eurų tikrai atrodo labai cool. Tai kas dar, tai šalia taurės ir šalia pinigų, šalia 1600 eurų. Kas iš tikro, kai gavau eurus, tai atrodo labai nedaug, kas čia yra tie 1600 eurų, bet kai pagalvoju, tai iš tikro, nežinau, čia yra turbūt 5,5 tūkstančio litų, bijau tiksliai sumeluot, bet žodžiu, jeigu kažkaip pagalvoju litais, tai laimėt virš 5000 litų Lietuvos turnyrą, tai visada būdavo labai dideli pinigai, tai žodžiu, paverčiau laimėjimą į litus ir esu labai patenkintas. Tai taip pat gavau dar prizų. Dar norėsiu ir pasakyti komentarą biškį Olibetui. Žodžiu, dar gavau, ką aš gavau iš jų. Tai gavau maikutę. Tai čia yra mano pirma pastaba, nes aš gavau maikutę S dydžio. Ir tiesiog aš suprasčiau, jeigu čia būtų kažkokios, nu nežinau, jie pagamintų spec maikutę, va tik turnyrų ir jinai yra viena. Aš net nebijoju, kad tokių maikučių yra prigaminta šimtai, o gal net ir tūkstančiai. Ir tiesiog jie galėtų, nežinau, atsivežti 5 maikutės į tą turnyrą ir duoti tą, kuri tau tinka pagal dydį. Tai šiuo atveju turiu S dydį ir reiks kažkam padovanot. Tai ką dar gavau dovanų? Tai dar gavau akinius. Tai kaip jie atrodo. Žiūrėjau, taip atrodo, akiniai nuo saulės, su reklamom, čia yra kažkokios kategorijos, ko aš nieko nelabai suprantu, nes aš nelabai esu saulės akinių mėgėjas. Ir iš tikrųjų vargu, ar aš juos kada nors užsidėsiu, nors ir kaip fainai yra gauti dovanas, bet jaučiu, kad šitie akiniai tiesiog pas mane pragulės visą laiką namie ir kad neužimtų papildomos vietos, aš tiesiog norėčiau juos padovanot vienam iš savo fanų, savo žmonių, kurie stebi mano blogą, stebi mano video, tai tiesiog šitas video bus pasidalintas Facebook'e, mano grupėje bookprofesionalas.com, tai visi, kas nori gauti šitos akinius, parašykit komentarą noriu ir pašėrinkit šitą video. Tai jeigu atsiras bent vienas toks norintis, tai padovanosiu jam, o jeigu atsiras keli, tai teks kažkaip jau burtų kelių ištraukti. Ir galvoju, labai šauni praktika iš tikro, nes dažnai gaunu tokių prizų, kur
nu kur aš niekada jų nenaudoju ir niekada nepanaudosiu, tai kodėl nepasidalint, galbūt kažkam iš tikro tai yra naudinga ir kažkam suteiks džiaugsmą. Taigi, komentarą noriu ir taip pat pašeirinat šitą video. Tai šiandien einu pietauti pas Gytę. Taigi, esame svečiuose pas Gytę. Sveikas, Gytė. Sveiki. Tai šiandien yra main eventas 200. Gytas dar yra per jaunas, kad žaist, tai tarsi, jo gimtadienis bus 6 dienos liko. 6 dienos. Tai noriu parodyti tiesiog, kaip Gytas gyvena, šiaip, kad susidaryti įvaizdį tiem, kas, nežinau, stebi, bet neįsivaizduoja, kaip tai yra. Tai čia yra ta vieta, kur uždirbami pinigai. Papasakau, kas čia yra per monitorius, nes matau, kad kažkoks biškį nestandartinis, ne? Tai nestandartinis, tai dydžio gal savo. Didelis, 34 colių ir dėl to, kad lenktas išbandžiau. Gal patogiau šiek tiek. Nereikia tiek daug apriepti žvilgsnių, nei paprastą monitorių. Nors lenktas labai mažai, bet jaučiasi, žiauriai daug nereikia, labai daug galvos sukinėti. Bet tai yra patogiau negu turėti 2 atskirius monitorius, ar ne? Prie laptopų visų pirma 2 nepajungsi. Tai jau tas atkrenta ir man tai patogiau į vieną viską susidėti. Tai žaidžia 12, ne, tai savų telpa belekiek gali susidėti nuo tokių. Ne, nu bet tau, kad žinai. Nu, aš žaidžiu maždaug vienas stalas tokio dydžio, tai telpa 12. Tu Beveik didžiausia dydžio. pirkai, kad tau jie būtų, žinai, dideli stalai, ne? Kuo didesnis stalas, tuo lengviau sekti visą dinamiką pačią. Čia turbūt paskutinė tavo, ne, taurė? Iš Minsko. Iš to šalies, kur galim žaisti mažiau negu 21. Kur galima būti milijardierium. Kiek mokė, jeigu nepaslaptis už šitą? Nuomojasi tu čia, ne? Jo, tai 400 eurų, plius patarnavimas per mėnesį. Gali ką nors pasakyti tiem žmonėm, kurie nori išmokti žaisti pokerį ar nori mokintis, bet taip, nu tiesiog kažkokį patarimą. Tai visų pirma reikia suprasti, kad čia nėra labai lengva viskas. Nes kadangi kai pradėjau mokyti, tai labai visi žmonės ateina ir tikisi, kad bus viskas lengva. Paspausiu, pinigai pradės lysti, imsiu iš bankomatų viską, beleką gerai gyvensiu viską. Bet reikia įdėti darbų kiekvieną dieną į save belekiek, į pamokas daug, į savo analizę daug laiko žaidimui skirti. Negali žaisti per savaitę 2 kartus, turi žaisti kiekvieną dieną, bent jau pusantrą. Ir tiesiog darbas, kaip ir bet kokį kitą dalyką darytum, svarbiausia dirbti. Tai lygiai taip pat ir čia. Cool. Nu ir dar pokerio mokyklos registruoji, tada tu darbo daug atkrenta. Tai Gytis sakė, labai mėgsta gaminti. Ir šiuo metu jisai kadrai kepa vištą, ne? Vištos kukulius ten, bombas vadinamas. Tai va, žodžiu, laukiam pietų. Ir eisim pietaut, prieš meiną pasistiprinam. Šiandien yra... Net pasimečiau, kuri diena, ketvirtadienis turbūt. Vakar žaidžiau main eventą, praėjau į finalinę dieną, praėjau pirmas iš visų. Tai turiu dabar 2 dienas laisvas Kaune. Smagu, kad yra draugų nemažai. Ir šiaip veiklos, ir kad geroje vietoje gyvenu. Tai šiaip man belekai patinka Kaunas. Nežinau, gal dėl to, kad aš daugiausia centre būnu ir mažai į tuos rajonus lendu. Tai dėl to viskas taip gerai atrodo. Bet šiaip kažkaip ir panos gražios, ir daug žmonių, ir saulės daug, ir kavinių, daug gerų maistas skanus. Ir daug visokių senų pažįstamų, ką norisi susitikti, pamatyti. Tai turiu 2 laisvas dienas, kad pailsėčiau ir šeštadienį susikaupčiau pagrindiniam turnyrui, kur bus 30 žmonių ir prizinis fondas turėtų viršyti 20 000 eurų visas. Tai kaip Lietuvai tai tikrai yra ir geras turnyras 20 000 eurų. Ir po truputį šyla orai Lietuvoje, bet dar belekai šalta. Taigi, iš naktinio Kauno, iš naktinės Laisvės, 2 valandos ryto. Kaip matot, belekiek žmonių. Vienintelė gyva vieta tai Jump Pubas, kur daug Erasmusų viršų 5 aukšte. O šiaip belekaip nieko nėra, viskas mirė. Dar naujienų iš Kauno, tai
tai susijęs su mano projektu pokeromokykla.com. Pradėjom bendradarbiavimą su sportinio pokerio klubu Rojaus Tūzai. Ir nuo balandžio 20 dienos šitam sportinio pokerio klube galės atrasti ir mūsų turnyrą pokeromokykla.com. Ir neskaitant visų tų standartinių prizų, kurie ir šiaip būdavo trečiadienio turnyruose, tai dar mes papildomai įsteigėm nugalėtojų pokerio pamoką. Tai kas laimės galės tiesiog pasirinkti asmeninę pamoką su vienu iš mūsų trenerių. Tai turbūt, kas žaidžia internete MTT, tiem bus aktualiausia su Gyčiu Palidažmagis. Tiem, kas norės dėl gyvo pokerio, tai galbūt aš galėsiu pakonsultuoti. Taip pat turim cash trenerį online ir taip pat yra MTT, satelitai ir dabar pradėjom dirbti su spinais. Tai praktiškai visos pagrindinės disciplinos. Turai bus kiekvieną trečiadienį ir jeigu nepavyks vieną, galima ateiti kitą trečiadienį pabandyti laimėti. Štai, o čia prie pat klubo ir prie pat kazino, kuris yra porą minučių kelio, yra ir mano apartamentai. Čia iš lauko pusės matosi mano langai. Taigi mato tikrai gerą vietą. Kaunas, Laisvės alėja, kiek čia, 1 valandą ryto. Įsivaigė mano turnyras ir pagrindiniam turnyrą laimėjau 3 vietą ir gavau 2,5 tūkstančio eurų ir dar bendram reitingą laimėjau reitingą, tai tapau Kauno čempionu, tai jėga pavyko ir keista, aišku, būt, kai esi iš Vilniaus čempionų ir turiu svečių, čia yra Marius, tai norėčiau pristatyti, tai yra pokeromokykla.com vienas iš trenerių. Žinomas slapyvardžiu Mariezas, taip. Tiesiog gal tu gali kažkokį trumpą komentarą tiem, kas ateina mokintis. Tu mokinaisi ir pas mane, ir pas Gytį, ir buvai ant steiko, ir dabar pats esi mokytojas. Ir pats daug grindinį, tai tavars tiem, kas ateina, tie, kas nauji, kažkaip jiem kažkokį patarimą. Kokį patarimą dirbti? Kokį dar? Čia yra dar porą žmonių, tai tiesiog atėjom pasidėti taurę ir eisim į miestą švęsti. Šeštadienis ir dar gavau vieną prizą, tai žodžiu, belekiek prizų iš Olimpiko, tai yra powerbankas, kaip jis atrodo, iš Olibet ir yra 6000 tų, nežinau, amperų, nežinau ko. Tai 2 baterijos, gal daugiau, tai tikrai good, nors aš turiu pats savo didelį, 15 000, tai gal irgi reiks kažkam padovanot, bet jau vėliau. Tai tokios smagios naujienos iš Kauno. Primenu, kad su jumis buvo Brilliant, projektas būkprofesionalas.com ir visiems smagių Velykų ir susitiksim vėliau. Iki.